Labas rytas visiems bičiuliai, ankstyvas rytelis. Ir šiandien tikslas yra aplankyti be galo seną lankyto vietą, Kuršių marios. Ir pabandysim pasižvejoti ešeriuko. Kaip gausis, neįsivaizduoji, nelankęs turbūt 4-5 metų, 4 metų. Tikrai, orelis nuryta dar toks čiut panašesins į normalų, bet šiaip vėliau iki 12 metrų praneš, tai aš jau tikrai čia nekabės. Kaip bičiulis saka, Kuršių mariose su rybu iki 10 metrų dar galim žvejoti. Visa kita jau prasideda toks ekstrems, o mes su Altu tikrai galbūt ir nenorėsim suptis ant didžiausių bangų, bet velti žino, jeigu gerai keps, gal ir pasiliksim ilgesniam laikotarpiu. Tai žodžiu, plaukiam į Kuršių marias ir žiūrim, kaip čia mums seksis su tom žvejybom, ešerių. Tikrai senai pasiilgęs tos lokacijos, sakykime, tikrai nuostabs, tvenkiantis vandens, su daug vandens, su upėm ir panašiai, su išėjimu į jūrą. Tikrai yra kur pasiduoti, pasinešti ir nelabai reikia stumdytis ant taškelę. Išsileidinėjau ventei, kad mažiau plaukt būtų, sakykime. Tai žodžiu, viskas, nebėra kur pliurpt, ar žvejam. Plaukiam teisingiau. Truputėlį eisim pasiruošinėti žvejybai, kol plauksim į Viečikį. Biškelį toliau sustojo nuo žvejybos pirmąją tašką, kad ten mažiau pliaugarot, kaip sakyt. Tai va, dabar biškelį persirišim, pasitvarkysiu viską, kas reikalingi yra. Tikėkimės labai lietus nelios, nuryta rodė. Būtų gerai, kad nelytų, smagiau truputėlį būtų, bet žodžiu. Naudosim du variantus. Ariono Pro. Velė, tik pasakiau, kad nelytų. Jau pradės plėkti. Šuliai pradėjo pataikyti su orais rūpužėlą. Kad ta korvelė. Taip. Apa. Lietutis pradėt truputėlį pakrapėt, rytas taip ir žadėję. Einam truputėlį susirišti fluorokarboną. Ir dar į taško konkrečiai neatplaukiu, kadangi senai būtos vietas. Truputėlį bičiulę pasiklausinėjau, bet žiūri, širdutis nusena uždėtos labai panašiose vietose, kaip sakyt. Kuršių mariose iš principo mažai kas keičias. Vienintelis dalykas, ar yra ar nėra tam tikram taške, oi, kamerytė, kaip čia biškį sujudėja. Ar yra vienam ar kitam taške kažkoks žuvelioks. Jeigu yra, tai jie ten yra atsišauk, viskas labai liuks. Tai va, to viso atsišaukimo mes ir tikrisim. Kaip čia
iškelkame ryte, vos nenusivožė ant galvos. Tai pratęsim procedūrą persirišimą. Kažkaip laika nebuvo, namuos nesusitvarkiau kaip tradiciškai. Tai greitai dabar susidedam. Šiandien naudos pagrindas 2 spinningėlis Ariono Pro iki 15 gramų ir pabandysiu banzai. Nežinau, banzai gali neužtekti jėgos, svorę, būtent tam kuršmarių ešeriui pasiganyti. Bet čia eksperimentas. Vat noriu irgi pabandyti, kaip, sakykime, kai agresyvesnė pravedimą reikia ir banzai bus iki 12 gramų. Tai žodžiu, viskas ok. Nes jisai smagiau išves žuvį, tiesiog žiūrėsiu. Turiu Ariono Pro iki 8 gramų pasiėmęs, bet čia vis tiek dažniausiu atveju yra pakankamai nemaži masalai naudojam. Tai jam jau vėlgi arba labai reikia perkrauti, koks tikslas. Tas iki 15 gramų, labai geras yra šitoj vietoj, tai aš jį ir būtent naudosiu, nes čia tokie 10, galbūt 14 gramų svorį naudosim, žiūrėsim. Aš manau, kad daugiau galbūt aš ir nelabai ten naudosiu. Tai jeigu viskas bus gerai, tai labai gerai. Dedam šitą. Dar porą trejetą metimų. Ir keisim kampą arba dislokaciją. Pagrindinės kelio asfaltis truputėlį toliau, ten ir tanklą sudėti. Bet čia rado toks, pasirodė nedidelis akmenins su išgrauž ir kaip ir keletą ant šoninę matęs žuveliokų. Aišku, ar jie kiom ar nekiom dar neaišku nieks. Tai taip biškį prasitikrinam. Čia faktas, kaip ir kiekvienam vandens telkiny, reikia daug lankytis, daug žvejoti. Kaip sakykime, kad ir klaipėdiečiai žvejoja, ar ten gidai, roks, ten ir mans yra. Tai vos ne kiekvieno dieną, turbūt gal ir kiekvieno dieną, po 2 kartus važiuoja. Tai faktas, kad tas jausams kur, kas, kaip ir pro kur juos ten išvilioti yra visiškai kitoks, negu man atvažiavusi ten po kelių metų. Bet reikia treniruotis. Mažu ir pavyks tada. Opa, kaip gerai vožia. Koks starkėjant. Ir pabėga. Klasek starkiukui tie visi tokie blum, blum, blum. Biškai gąsdina jisai man čia. Okei, užskaito kaip pirmam kibimui. Ups. Pirmasis. Ui, koks mažiuks. Šitą nesitikėjom ir dar iš tolimiausios distancijos. Bet reikia pasakyti, kad ką jau darys, kad jau šitoks velnis ant puola mum. Ant Crazy Fisher vibravorma. 12 gramiukų. Fiolet. Darbuojas? Okei. Einam pasimėgauti tuo procesu. Liets nustoja lyt, kaip ir galvojo, biškelį iš karto. Opa.
čia kamerytę išjungiam. Iš karto ir judesiuks truputėlį atsirado. Tai tikėkimės, kad tas judesiuks nenustos džiugit mūsų. Kad ir nedidelė, vis tiek pasimėgausim. Tuo ir banzai pakursėm, jeigu tik tai čia kiek gyvybės daugiau bus. Ir, sakykim, su liaunesniu spiningėliu eisim propaguoti visas to žvejybas. Pikčiurna. Kas čia toksai sparžas? Opa, koks balts. Baltuts. Koks jos baltuts. Oi, 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 oi. Super. Liuks. Velnis kirmelioks koks. Čia į meškerį man sulaužęs velnis. Ant vibrafetą 2.7. Čia prisižiūrėjo, kaip sakyt, roką, mantelę vėl su patarimu. Tai ir gavas gerai. Nu, žodžiu. Super. Nedičkiai, tie mūsų nedičkiai, o kur dičkiai, tai nieks nežino, nieks nežino. Okei. Bėk šeitanai. Opa, bičiulė, jų bitutė. Koks netikėtuks įvažiavo jų bitutė. Oi, 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 oi. Koks grož. Op, gražuola. Kaip jinai čia man perplaukinėdams. Nusimėjau čia ir kameras. Sako, pasirodėti iš toliau. Wow. Orkliuks koks. Opa! Nu čia tai belė kok. Kudutė velnis. Bet galvytė tai. Ojojoj, ant imblo. Visą į krašiuką tvaktelė. Galvoj koras čia įkiorta tokiam velniui. Nu superinę dieną užskaityt. Eina peklam. Super, super. Ojojoj. Kaip matot, velnė. Kartais taip jau nutenk. Oi, tik kamerą nusijamk. Visada šitaip. Tuoj pat kas nors įvažiuoj, parvažiuoj. Koks čia toks gailus reikalas. Nes tokį grožį varyti tikrai ant laitukų. Yra baisi malon. Ir dar nenukastų. Tai... Oi. Būtų padarę viso filmo, kaip sakyt, nieko kita nebūtų ir bereikėję. Vieno žavės ir viskas. Nu, bet ir kaip yra. Dabar jau kameros nenusiiminėsim, kas be nutektų. Nes čia taip jau gaunas su tom filmavimais. Būtų operatorius, būtų geriau. Tas iš karto tai už kamerytės ir nufilmuoja viską. O pats, kai darai, tai jau čia taip ir yra. Ha. Bugel. Vat uždedi
vibrafeto 2,7 ir iš karto kibimuks. Kaip bežiūrės, kažkaip šiandien su šito reikalų geriau. Ir galimai dar paeksperimentuosiu dėl to, kad spinningas yra standesnis. Čia gaudo su Pro, Arions Pro, iki 15 gramų, tai tie išmetimai tokie stipresni. Tai galimai, nežinau. Susiję ir su šito. Banzais vis tiek jisai toks turi tą minkštumą padavime ir galbūt trūksta tokia pastuksenimą ir dar ant banzajos uždėts yra 10 gramų ir nimbals. Haleriuks. Tik užmečia ir... Nes atrodo, gal toj pusėj mažiau mėčio reikės tuoj perdėti ant 10 gramų tokį pat masaliuko. Tiesiog įdomumo dėliai. Nes, mato, ant šito spinningėlių viskas čiki-piki. Pop. Dailus tokie frontavykai vietinė. Tai žodžiu, to pačio sekundė. Einu. Ir užsidedam taip, opa, ir opa, tuoj vėžiuko nuimam ir uždedam tokį pat masaliuko, vienintelis dalykas 10 gramų bas. Ir galbūt traks truputėlį pakirtimui, nes nieko bendrai spėliau čia, tuoj pažiūrėm, kaip čia viskas atrodas. Čiukt. Nustebint tegu. Nes ant banzaičika vis tiek smagiau visko daryti yra. Ir jeigu jisai mums čia pasirašytų, būtų visai smagu. Bet tikrai tai yra svarbus moment šiaip pačioj žvejybai. Okei. Kaip man banzajos smagi traukės. Špyga taukuota. Gerai, pažiūrėsim koks dydis. Ar čia, va. Į denters gal gramų kitų. 10. Turkumela, 10 gramų banzaičiaks. Oi, va, mūsų tas vis grožis. Ką žinau, super. Bet jau akivaizdžiai smagiau yra su banzai traukti, nėra net ką diskutuot, bičiulė. Taip, rankšluostuką arčiau savęs nusivalyti pasiimam. Gerai. Kakai ten gerai. Super, reikia gal mums truputėlį pasukti pačio kamerytę. Taip. Aišku, pavyzdžiui, dugną jutims neblogs, nieko nesako su banzai, bet, pavyzdžiui, Ariono Pro, kai pasiimi, tikrai yra tas didžiulis skirtoms, šiaip iš principą, ne didžiulis, bet yra skirtoms. Jeigu kurie taip galvoj, kad, vis tiek bus labai sąlyginai pigiai, kaip banzais ir, turės panašiai kaip Arionas ant jautrumo, tai tikrai taip nebus. Arionas labai jautras. Bet, nusibaigė kamerytė, bet drįstų teikti, kad kaip už tokio kaino jisai... Kibimai visi labai jautriai, galbūt dugnas tukseniams, jeigu ten su švynu ir panašiai, nebus toks imponuojantis. Banzais jau atidirbims, tiesiog rankoj tu jauti, kad labai malons dalyks yra. Opa! Va,
Tai bičiuliai, kurie renkatės tikrai iš spinningų ką nors, jau kaip nekartą minėjo, tikrai atkreipkite dėmesį tai, kad sanda ir pačią spinningą ne visada yra tokia pat. Ir kartais galbūt jums reikia pasirinkti minkštesnį, jeigu norit daugiau malonumą, kietesnį, jeigu reikia aštresnis pravedims. Beje, kas galvoja, sakykime, apie banzają įsigijimo, tai aš jau ir apie kitus modelius, kaip pasakoju, tas iki 8,7 berods, iki 8 gramų, kur yra pas mane jau rodėts, jie vis tiek yra, jų nurodytos ribos, sakykime, užmetimą yra maksimalios. 10 gramų dabar, sakykime, Fat Tux 27 uždėts Vibrofats Crazy Fish, patikslinsiu svorį, bet vis tiek jisai jau kokie 3 gramiukai turėtų būti. Tai jau, jauti, kad tu tiesiam pravedim taip, tu dar gali čia sužaisti ką tai, bet jau kažkokių stebuklų tikrai negali nuveikti. Tai banzais, kaip jau ir minėjau, toksai tikrai plastiškesnis, su daugiau malonumo traukti žuvį. Ir tuo pačiu gal sakyčiau, tinkamesnis galbūt priedugnės žvejybai, galbūt tiesiais metimais, kai mes darom, tiesiog pratraukinėjam. Ir aišku, biudžete, vis tiek labai geras. Kažkaip užvažiavo, dar norėjau vieną kočiuką pas atstovus, žinojo, ką užsivežė, sako, viskas, nebeturim nieką. Tai sako, kiek galėjom, tiek atsivežėm, turiu meni, kiek turėję, visko atvežė Ukrain, ir viskas, sako, iki 4 metų nebėra, tai kapiec, šokė liko, bet ne šiaip savo. Per tokį, kaip sakyti, mėnesį kad užsitarnauti žmogaus pagarbą, tai tikrai turi būti geras, nesvarbu, kad kaina ten didelė, nedidelė, bet jeigu produktas geras yra, tai jisai tikrai ir atitarnauja. Kur mūsų šarukai. Vieną vietą čia taip rado gražiai pravedinėti. Iški dabar žiūri, atsisaka, mesim toliau. Aišku, gaila gal truputėlį, kad nėra linijoje daugiau modelių. Helier, sako, kad toliau stovi. Bent, sakykime, kokių 20 gramų, mano, kad dargi labai įdomus variantas turėtų būti. Vienkamerytė išsijungia, bet už tai GoPro dydžiai prolikusį. Labuką. Smalyžių, koks pašašęs. Jie ten sako, baisulinė. Grožio atžvilgių. Bet mums tenka. Kirmelėt, visokie tokie. Ir opa. Va. Banzaičiaks. Ir šitas banzais. Ui, atsiprašom, nes gražus pasileidimas buvo. Ką žinau, visai patenka, aš jums pasakys, dydis, geras, žuveliokai, malačiai. O tas jau maitvanaik, stikęs jau kažką su...
Get. Oi, tikrai ešeriuko tau neatiduosim. Ne, svajok. Kai kas irgi nori šitas gumelas, ne? Visi nori, visi lauk. Nesvajok velnio tą. Tuoj biš pažiūrėm, gal kur nors ešeriuks pripat stovi. Reik po kitų kampų pravesti. Velnia tų musyčių. Kuršių mariose taip pekla. Jeks lend, visur lend. Bet tai ir kapyra. Į kalniuką lipam. Ne, to man jau paukštelio presinguojai. Aš tai tau jau letarką duoti. Galiu švaraus vandenuką tik pilti. Jei jau poreiks būtų. Tarp to žalenkos, ko nors malonus gauti. Tu veikskas. Aš suprantu, čia mes taškom tau žuvelioks visoks. Atrodo, kad įbytų te jau. Labdaros ateis, nieka. Viskas keliauja atgalios grožia. Nebaidyk, tu man rūpi žiūrėk žuvies. Dakala gražuolis. Tuk-tuk. Tuk-tuk. Bėki namo link. Oi, kaip jinai žiūri. Ne tau, Martynai, mėlynas dangus. Šuk, 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 tu velniuk. Eik iš čia. Pasiūts draugelą. Neduosim tau tą ešeriuką sulast. Pas mum masalai normalus, nieks tenai nedves. Visi normaliai keliauja atgalios. Tai nesulauksi šeitanė. Bet vedi iš principo su pantepimais ir jau žiūrėk, jau tik ten nedain, pain kažkur ir iš kokią trečią netgi, sakykim, tą šuoliuką jisai ten sėd. Masalai vis tiek nėra maži, tai kaip bežiūrėsi, logiška. Kaip jie kalian. Rūpkės. Net laikė velnis. Čiuk, 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 čiuk. Spurgiuks koks. Net laikė. Eisim kitą spalvą. Uždėsim. Čia jau viskas aišku. Šitą dirbant belė kaip. Bet čia ir logiškai yra. Tuk, tuk, tuk. Tiesim va šitokią. Šiaip irgi tik darbinė mano spalvytė, viena iš darbinių. Ir kaip galite atrodyt, jinai yra liuks. Ups. Nepataikėm. Einam žiūrėti.
žaliam vandenį tokį žalia auksin grožkas nors sules. Mano, kad kals kas nors. Negali nepatikti, jeigu man patenka. Šiaip visas tokios spalvos, dar ryškių nebuvau uždėjęs, bet netgi ir čia ne visada tas ryš dedu. Krauj tikrai labai nemažai daužė ant va tokią savačgyrą kirminioką, bet kažkaip pat su realizacija nepaėjo kort. Dabar dar kartą uždės, nuryta, ten lietus lyja, gal truputėlį mandrogi buvo. Ir žiūrėsim, kaip dabar jie ten sureaguos į to visą reikalą. Gal viskas geriau? O kur dydis, gražuoliai jūs, a? Oi, mano maitvanais draugelis, tai jau matomai. O, nuplašė mano kirmeliuko. Gerai, progbos paimti ir vėl atgal žal sudėti. Čia galbūt taip atsitiktinums, nes kibimą turėjo ant šitos spalvos ir tokių gerų kibimų, bet paskutiniai vietoj kažkaip ir nebesusėję tie mūsų keliai. Tuo eisim pasitikrinti. Ar čia keliai nesuėję, ar čia spalvytė tokia. Neįtika poniom ešerių, kaip sakyti. Tiegi ten argi tokie mandrus. Kažkaip ir nepasimė daugiau tų spalvų. To 7 dydžiai. Aš šitos tokios, kokių reikia. Tai ir pratikrysi. O, kakai ten. Nors iš kitos pusės gerai. Tik rūbus pasilioko. Kažkaip rodės 17 šilumos tik ta. Mašino ir palioko ves toks nusaulytės. Malonesnis drabužėlis. O čia pasirodo, kaip ir reikėjo biškelę. Na nieko. Sunoksim geriau. Ai, ta. Bet matas trūks truputėlį kažką tokia iki pilnos laimės. Kibimukai yra, bet ne tiek godžiai. Okei. Na, pagaliau vis tiek įrodėm, kad jisai nori. Ir šitą variantą, aišku, dydis matas, ne tas. Ir tiek. Nu gerai, dar metimuko, kad jau entuziastinga jisai čia sudalyvavo. Pabandykim pakartoti. Nežinau, ar čia tas pats tokia atstumo vyjas, bet čia geri 10 metrų. Tokie su pakibimais, pasukimais.
Upa! Va. Įlint. Dėdė. Ešers. Nebloga. Bet manau, kad jau laiks. Laiks atsisveikinti, bičiuliai, su jum. Tikrai fantastinė žvejyba buvo. Smagi ir pasisopo jau ant bangyčių, kaip sakyt. Tikrai tokie šeriukai nepasisekė pagaudyti, sakykim, tų tikrai gerų klumpių. Bet po 4 metų atvažiavus pirmą kartą, kažkokių stebuklų galbūt ir nereikėtų norėti. Tai žodžiu, viskas labai super, masalai prabandyti, bet nebuvo bandyti Vibra Tata Crazy Fish'ą naująją modeliuką, viskas tvarkoj, Paulius prirodė beveik, tai viskas gerai dirb, išbandyt. Velniuk, išbandyt ant šitų velnių. Crazy Fish'ą banzai kočiuks, super irgi variant, viskas labai liuks. Ką žinot, užskaito žvejybą, kaip bežiūrės, žuvelioko, kaip visada, ir vandenin. Ir ką žino, tikrai verta atvažiuoti, pasibandyti, gal kiek reiktų informacijos pasirinkti ir būtų mano visai smagi išvek. Aišku, reikia žiūrėti vėjuką, ne su visom valtelėm galim išplaukti per tokį vėjį į Kuršių marias. Bet šiaip tai, ką žinau, labai patiko. Senai taip begaudžiu, be jokio streso, kažkur be jokių velnišių, kaip jau minėjo, smagiai pasižvejoti ir su banzai, ar jauna praktiškai 2/3 galą net nebežvejojo, tiesiog su banzai, nes visko irgi susitvarkė, o traukimo atžvilgiu tikrai labai smagus kočiuks yra, tikrai visiems rekomenduoju, kurių biudžetai, sakykime, apkarpyti yra, bet netgi ir neapkarpyti, tikrai be galo smagus spiningėlis ir tikrai su savo labai tokiom gražiom, gerom darbinėm savybėm. O dabar manau, kad bičiuliai atsisveikins dar kartelį, kaip sakyti, ir iki sekančių kartų jum. Viso.